Sveiki. Kasgi mums nutinka gyvenime, kai mes einam ne savo keliu, kai mes apleidžiame save? Ar kada susimąstėt, kas įvyksta tuo momentu? Ir kai mes apleidžiame save, ogi mūsų siela supyksta ant mūsų. Kaip tai pasireiškia? Yra pripažinti 5 tokie ir literatūroje rašo. Ir jeigu taip iš tiesų perskaičius knygas, aš pamačiau, kad mano gyvenime būtent jie visi 5 pasireiškia. Tai yra, kai mūsų siela supyksta ant mūsų, jinai neduoda energijos. Tos gyvybinės, kūrybinės energijos, tos energijos, kuri galėtų mus vesti į priekį, ji tiesiog vieną dieną ima ir nutraukia tą būtent energijos tekėjimą. Ir kaip pasireiškia? Pirmiausia, pas mus įvyksta perdegimas. Ar jums teko kada nors jausti perdegimą? Tiesiog parašykit, ar teko jausti perdegimą, bet tokį perdegimą, kai tu guli ir tu nieko nenori. Ir mes tai vadiname pervargimu, kad aš pavargau, aš nebegaliu, man viskas nebeįdomu, mano gyvenime viskas einas ne ten, o aš guliau taip, kad guliau praktiškai ant lovos nejudėdama ir tas perdegimas, tas būtent perdegimas, aš nesupratau, kas įvyko. Aš mėgus visada keliauti, mėgus matyti, mėgus jausti, mėgus ir kas su manim daros, aš negaliu tiesiog elementarių dalykų padaryti. Žinot, kai būna, kai sako, ne mano vyras, ne mano vaikai, nenoriu nieko, absoliučiai nieko, nenoriu su nieko matytis, manęs niekas nesupranta. Tas perdegimas ateina ir į santykius, jis ateina ir į darbą, jis, aišku, ateina ir į šeimą, į visą šeimą. Tingiu keltis, niekas man čia nesigauna, savęs vidinis nuvertinimas, nes tu esi ne tam kely. Tu nesi sielos kelyje ir tas sielos kelias, jis neatsidarys, nes tu tiesiog, siela neduoda tau kūrybinės energijos. Nėra, jos tiesiog nėra. Pavyzdžiui, vakar mano kūrybinė energija taip užsivedus buvo. Aš sėdžiu, kuriu ir žiūriu 1:30 nakties. Dar tą noriu padaryti. Ir tas viduje energijos pliūpsnis, bet toks didžiulis energijos pliūpsnis. O kažkada aš gulėjau. Žinau, kad gulėjau ant žemės, ant grindų kryžium, gulėjau, galvą daužiau į grindį, sakiau, kas čia yra? Tiek gyvenime dirbu, sėjus, siekus, mokėjus, tvarkytis, negaliu pajudėti, ašaros iš akių byra, o niekas nevyksta. Ir tai buvo perdegimas. Nes tu atsisėdi kasdieninėje rutinoje ir tu neini savo sielos keliu, o tai, kad mano sielos kelias susietas su skaičiais, jau man rodė nuo pat pradžių, nuo pat jaunystės, nuo pat vaikystės, bet juk aš ignoravau. Juk buvo šeima, verslai, tas, anas, trečias, vyras, žodžiu, viskas, ko tik nori, tik ne aš. Tai siela sako, jei tau nereikia tavęs, išjungsim tavo visą kūrybinę energiją. Duosime tau tik tai tiek, kad išgyventum. Kad dar šiandien atsikėlei, gali pakvėpuoti ir tada siela traukiasi, tada siela mažėja, tada sielai pačiai labai skauda. Ir ką mes darom? Ką mes pirmiausiai šitų momentų darom? Mes geriam vitaminus, mes stengiamės kuo daugiau save kažkaip realizuoti einam, nes juk mes esame, turim atsakomybės, aš juk negaliu šiaip visą dieną gulėti, juk reikia nueiti į darbą, eiti į sporto salę, gerti vitaminus, lašelinę statomės.
iš šito perdegimo mes pradedam naudoti, nes nėra džiaugsmo, nėra to džiaugsmo, kuriuo tu norėtum dalintis su kitais, jo tiesiog nėra, kūrybinės ugnelės nėra. Ir tada, dar biškį pasportuosiu, gal atsigausiu, nes mes turim tik funkcionavimo energiją. Siela išjungia kūrybinio potencialo energiją ir ta funkcionavimo energija, ką jinai mums duoda, ogi jinai duoda tik tai, kad galėtum nueiti į tualetą, pavalgyti ir būtiniem darbam atlikti. Ir tavyje nebelieka tos kibirkšties. Va tokios kibirkštėlės, kuri galėtų uždegti būtent tai, kas veža mus, kas mus veda į priekį. Tai vat pirmą etapą mes nurašome pervargau, nors iš tiesų yra perdegimas, nes siela uždarė kūrybinę energiją. Tai yra pirmas skambutis, eini ne savo keliu, darai ne savo darbus, atkreipkite į dėmesį. Antras etapas, jau po perdegimo atsiranda psichologinės problemos. Iš tiesų labai stiprios psichologinės problemos, bet mes dar irgi nenorime pripažinti, pamatyti, pasiekti. Nėra kūrybinės energijos. Sunku atsikelti rytais, juk mes iš savęs reikalaujam daug, juk mes norim, kad viskas judėtų taip, kaip mes norim. Ir pradedam ką daryti? Save plakti. Paplakime save, pasakykime savo, kad kaip aš čia anksčiau galėjau, dabar negaliu, tai ką čia metai eina, kas čia atsitiko. Tokia gyvybinga. Kokia aš esu dabar. Aš turbūt nebuvau nei 30. Buvau gal, bet maždaug tokia pat, judanti, einanti, daranti. Tai mes pradedam ne tik kad save plakti, kad nuvertinti mes pradedam, kas tada atsiranda, kai viduje yra uždaryta sielos energija, kūrybinė energija. Kas atsiranda? Atsiranda nerimas ir panikos atakos. Siela pyksta už tai, kad gyveni ne pagal savo gyvenimo kelią, ne pagal savo tikrąjį vidinį sielos sprendimą, kas jinai bus ir ko jinai sieks ir ką jinai pasieks savo gyvenime. Ir kas svarbiausia, panika atsiranda tada, kad aš noriu jaustis ir to jausmo nėra, nes tas jausmas yra išnykęs, tas jausmas yra visiškai, jis tiesiog dingęs. Tu kaltini save, nes tu tiesiog viduje, tau įvyko perdegimas, psichologija, protas mūsų, jis juk pats protingiausias ir jis negali susitaikyti, kad kažkas gali būti dėl sielos problemų. Tai tu gali, juk reikia įjungti savitą kritiką ir protas įjungia jį ir mes kritikuojam, mes pykstam, mes nesuprantam savęs. Bet tai yra pasekmė, kad neturi būtent savo kūrybinės energijos. Tu turi tik funkcinę energiją. Funkcinė energija tai yra pasigaminti maistą, išlikimas, nusiprausti, būtinus dalykus padaryti, tualetą nueiti, kad turėtum kažkiek tai minimaliai finansų, turi turėti kažkur tai nujudėti pinigų, kažką padaryti, kas linkiu. Ir daugiau sėdėti ir degraduoti. Ir tada tu panikuoji. Tavo panika, nes pirmiausia atsiranda nerimas, o kas bus, o kaip toliau, o ką dabar daryti. Ir iš šitos panikos, būtent iš šito nerimo atsiranda panikos priepuoliai. Koksgi trečias, po šitų 2 žingsnių atsiranda trečias elementas, tai problemos su pinigais. O patikėkit, kaip aš jas gerai žinau. Ar viskas mano gyvenime iki
100% yra šiandieną taip? Ne, dar ne. Ar aš tikiu, kad viskas pavyks ir susitvarkysiu? Teisingiau visada sakau, jei Dievo plane bus taip pat, Dievas eina su manim ir jeigu aš einu savo sielos keliu, man viskas po trupučiuką tvarkosi ir visa tai susitvarkys. Bet esminis dalykas, tu turi viduj kūrybinę energiją. Ir kai ji atsiranda, kai ta kūrybinė energija atsiranda, jinai yra neištaškyta, finansai tvarkosi savaime. Pradžiai nebus dideli, nes tavo talpa yra sumažėjusi, siela tiesiog traukias. Jeigu mūsų siela gali būti tokio dydžio, kokia mūsų planeta, bet kurią akimirką, pabandykit va dabar, pagalvokit, tiesiog užsimerkit, atsimerkit, kaip jums patogu ir pagalvokit apie tai, kad jūs dabar esate Amerikoje. Ir pajuskit, kaip jūs greitai nulėkėt mintimis į Ameriką, jūs išsitempėt, kas ten nulėkė, mūsų siela nulėkė. Nes mūsų protas, tai kad tu neskrendi, kur neini, nedarai, tau bilietus reikia nusipirkti, kokią čia dabar Ameriką. O iš tiesų siela, ji nulėkė ten ir tiesiog jūs ten pabūnat, fukt atgal, jinai tamposi, jinai gali būti bet kuriai pasaulio vietoj, apie kurią jūs svajojate ir va tai yra kūrybinės energijos galia ir jeigu ji yra uždaryta, tu nebesvajoji, tu nebegalvoji, kad gali kažkur kažką nueiti. Aš niekada nesakiau, kad nereikia daryti veiksmų. Niekada. Dievulis padės tik tada, kai tu darysi veiksmus. Ir mano atvejs lygiai toks pats. Jeigu aš darau veiksmus, yra rezultatas. Jeigu aš tik sustoju, nėra rezultato. Jeigu aš sustojau iš tingėjimo, išjungiame kūrybinę energiją. Taigi tai yra labai labai svarbus žingsniai. Ir tas trečias elementas, kai problemos su pinigais prasideda, tai gali būti veikla, tai gali būti verslas, tai gali būti samdomas darbas, tai tiesiog mus inkasuoja per pinigus. Ir tai yra ženklas, jeigu pas jūs yra šiandieną problemos kažkokios finansinės su pinigais, tai yra ženklas, kad jau uždarinėjama arba visiškai uždaryta jūsų kūrybinė energija, jums palikta tik funkcinė energija dėl tam tikrų dalykų. Tada iš šito, kai prasideda inkasacija pinigais, prasideda skolos, paskolos, taip vyksta. Per pinigus vyksta sielos auklėjimas. Tiesiog siela taip auklėja mus, nes kodėl visa tai vyksta? Aš kažkur išdaviau save. Aš netgi tada, kada tu esi beprotiškai geras žmogus, tai ne profesija. Ir tai nieko nereiškia. Jeigu tu išdavei save, tau kūnas, tau maistas, tau pinigai buvo duoti tam, kad tu juos naudotum savo reikmėms, o tu save išdavei. Ir jeigu tu save išdavei, automatiškai siela pradeda mus auklėti. Vat pirmi du. Tai yra perdegimas, antras psichologinės problemos, trečias prasideda išnulinimas pinigais dėl išdavystės, savo išdavystės. Pavyzdžiui, jūs mėgstate mylite savo gražų automobilį. Jį kas nors nubrauks, nubrėš, atsitrenks, nes jūs nulina per pinigus. Jau nulina, tu esi ne savo kelyje, tu negirdi, nematai apie tai, kas vyksta tavo gyvenime. Labai lengvai, labai net nepastebime, kaip įlendame į skolas, nes esame įsitikinę, kad čia viskas gerai, čia viskas eina, bet tu tik esi jau užsisukęs ir įlendi į tą skolas, nesuprasdamas, kas su tavim darosi, nes išdavystė savo potencialų netidarimas ir automatiškai nėra energijos.
tada kas atsitinka? Labai dažnai, kai tik prasideda problemos su finansais, prasideda problemos ir su sveikata, ligos. Be tos gyvybinės, kūrybinės energijos mes netenkame sveikatos. Kūnas nori atkreipti dėmesį į save, kad tu esi kažkur ne ten ir po kiekviena liga yra būtent paslėptas, ką tu turėtum pakeisti savo gyvenime, kaip tu turėtum save pamilti, kaip tu su savim turėtum bendrauti, kad būtent tavo gyvenimas pradėtų judėti būtent ten, kur tau reikia judėti, ir kaipgi tave gali kitaip išauklėti, tai per ligą. Jeigu, kaip pavyzdys, gripas, sloga, 3-4 dienos prieš tai tu išdavei save, pasakei kažkam taip, kur turėjai pasakyti ne. Labai paprasta. Ir labai greit atsekama, tik atradai, atsiprašai savęs, padėkojai tai ligai, kad jinai buvo tavo gyvenime. Viskas, jūs nepatikėsit. Valanda, maksimum 2 ir slogos nebėra, ir be jokių vaistų. Mes šitaip dabrendame, nemylėdami savęs ir apleisdami save, net iki onkologijų. Patikėkit, tai nėra smagu. Labai nesmagu, kada tau yra onkologija, kada pas tave kišenėse švilpia vėjai, kada tu turi skolų ir tu nežinai, bliomba, nuo ko atsikelti. Atsiprašau šį žodį. Bet tada tu eini tiesiog iš paskutiniųjų. Ir vieną dieną, nes tu eini, tu meldiesi, tu kalbiesi, tu ieškai atsakymų. Ir kai tu pradedi ieškoti atsakymų, įvyksta ir kažkas pradeda kažkaip tai dėliotis. Vienaip, kitaip, bet tu jau jauti tą energiją, tu jauti tą orą, jauti visą tai, kas yra apie tave. Tu tiesiog jau jauti. Ir gyvenimas pradeda tada keistis. Tai netgi ir 3, ir 1, ir 2, ir 3 etape, ir 4 etape. Visą tai įmanoma sustabdyti. Netgi ir 5 etape. Net ir 5 etape. Ir jį praėjus visą tai galima pakeisti. Aš esu gyvas liudininkas savo gyvenimo, žmogus, kuris visą tai pakeitė. Tai nebus per vieną dieną. Negalvokit, kad šiandien padarysiu vieną namų darbą, padarysiu vieną praktiką, vieną meditaciją, vieną maldelę sukalbėsiu ir daugiau nieko nereikės daryti. O patikėkit, kiek reikės daryti. Reikės judėti, ir eiti, ir kalbėti, ir tikrai reikės būtent judėti, bet judėti nuosekliai. O įdomu, koks kitas 5. Tas 5, kai jau atrodo, kas dar? Pinigus atėmė, lygos jau yra, protas eina iš proto, nes psichologija šturmuojasi. Kas dar gali būti? Savęs negalima apgauti. Ir jokie vaistai nepadės čia. Nei pinigai netgi nepadės. Jeigu net ir gavus iš kažkur pinigų, kad kažkas tau duos pinigus ir tu galvoji, kad tau padės, kai tavo ligos jau prasidėjo. Ne, tu eisi tik žemyn. Nei retrytas, nei meditacija, nei ajurveda ar ajurvaska nepadės, jeigu tu, tai yra 5, nežinai, ko nori. Jeigu tu tik ieškai savęs, be veiksmo, tu turi daryti taip, kad tu suprastum, kur yra tavo problema, ne ieškojimuose, o veiksmuose. Kokius veiksmus tu ne taip darei,
kad ta energija atsidarytų ir pradėtų judėti. Tai yra labai svarbu. Ir kai eini savo keliu, kai atsidaro ta energija, tave viskas džiugina. Tave džiugina, tas gyvenimas iš esmės džiugina. Tave džiugina rytinis nusimaudimas tvenkinyje, tave džiugina tavo namai, tave džiugina tavo artimi žmonės, tave tiesiog džiugina, nes atsidarė kūrybinė energija. Ir va šitoj vietoj po didelių išgyvenimų, kai tu jau pradedi kvėpuoti kitaip, suvokdamas, kad viskas yra tavyje, ir tada palengva prasideda maži stebuklai, tu supranti, vau, šitas gyvenimas vertas, kad aš jį gyvenčiau. Ir tada pas tave atsidaro toks didžiulis dėkingumas, kad iki dangaus ir atgal. Ir tu laimini kiekvieną, kuris prisilietė prie tavo gyvenimo. Ar tai bus su skausmu, ar tai bus su dideliu džiaugsmu, ar tai bus su didžiulė pagalba. Kiekvieną žmogų tu laiminsi. Ir tu dėkosi, kad jis yra, buvo. Ir tiem dėkosi, kurie dar bus tavo gyvenime, nes jie bus tam, kad tau padėti augti. Ir kai tu pripažįsti tai, tampa vauč gyvenimas. Taigi, esu Eligija, skaičių meistrė. Iš gimimo datų konsultuoju. Iš gimimo datų pasakau labai daug dalykų, kurgi jūsų siela turėtų atrasti savo kelią. Ir kartais visiškai nedaug tai reikia, kad tavo kelias pasikeistų. Spausk patiktuką, uždėk laiką. Gal tau šiandieną šio įrašo nereikia, bet šalia kažkam labai reikia. Ir kaip žinot, algoritmai kelia tuos, kas duoda kažkokius tai ženkliukus, kurių yra daugiau, mažiau. Atminkit. Viskas yra dėl mūsų ir viskas yra mums. Ir gyventi iš tiesų yra nuostabu, kai tu supranti savo gyvenimo kelią. Ir kai tavo siela, ji nepyksta ant tavęs, o ji tiesiog, čia dar vienas naujas stebuklas. Vau, kiek jų gali būti. Apkabinu.